Sveiki, šiandien pravesim pamoką apie šitą čiumak kečupą. Na, kaip matote, jisai yra raudonas, bet labai aštras. Na, jis tinka ant šakiškų, ypač rūkytų ir ant bybio gabalo. Taip, jo galite rasti Norfos prekybos centruose, taip pat Maksimos. Na, matote, jis va kaip kondonas. Čia va kečupas va. Galite žvilgtelti kečupėlį va. Na, galiu uždegti ir net bišieną. Taip. Ką jūs galite su juo padaryti? Jeigu jūs mergo šikną jo prileistumėt ar dar kažkaip biškį išdegti kaip gumos gabalėlis. Bet jisai va tinka su šienu, pavyzdžiui, valgyti štai. Jums pademonstruosiu dabar. Štai. Užpili skaniai ir paskui va taip valga. Na, čia tik arkliam aišku, bet taigi, kaip sakiau, dar šis kandonas, tai jisai nebrangus yra 2 litrai 50 centų. Jį galite vežti stašyje, automobilyje. Na, taip pat čia pomidorų padažas, tik jisai yra aštras. Jame pridėta yra kandono paprikų, paskui šiknos gleivinė. O dar, ką galiu jums pareklamuoti, nusipirkite skurelių, kiaulių atraižų, šoninės geros, na, šoninės, tai žinot, paršo kiaušo gabalo šoninės. Ir supjaustykite visą smulkį ir va, tik su šituo kečupu, čiumak. Aš jums galiu jį paskaityti, kuo jame pridėta. Kečupas su aštriomis paprikomis čiumak. Sudėtis. Paršų lizdo kiaušai, vištienos atraižas, budalajaus skūra, taip pat žalioji skūra, pagaminimo data. Na, mes jį šiandien valgėme. Taip, ir toliau čia, kaip jums ir sakiau, pagaminimo data yra 1891 metai. Na, jisai nesijaučia, kad supuvęs, bet gerai. Taip pat bomžam bus skanus. Taip. Atidarius pakuotę laikyti kažkokiame skladuke, kad nesušaltų. Na, taip, beje, apie jo sudėtį. Tai yra supuvę česnakai, paršų kanopų gabaliukai. Na, Rusijai nėra paršų gabaliukų, bet lietuviai viską sumasta. Ir kaip nekeista, ant jo va štai užrašyta, dar galite paskaityti rusiškai, jeigu suprantate. Jeigu nesumokėsite už internetą, atjungsime dujas. Taip. Na kągi, ir ką daugiau galima pasakyti, na, atidarimas labai lengvas, tik žbirkas trenk per kamštuką, o jeigu norite per dugną daugiau jo, čia dugne užrašyta, kad, na, nepaminėjau, kad įdėta kalakutų tų snarglių. Na, štai ir viskas. Beje, dar jisai tinka valgyti ant kampelio atraižų. Na, pristatėme šitą kečupą čiumak. Jį pristatė legendinis Gediminas Bakanauskas, o filmavo Valentas Bakanauskas. Ate. Labą dieną, čia legendiniai čiumak pristatyti šeruoliai. Na, čiumak užrašyta šeruolio išmata. Išmatas. Tiek kurva jo kumpeliukai, žiūrėkit, parašyta rusiškai. Aš taip apie jį daugiau neką negaliu pasakyti, kaip paršam jis
Pamaitint, na. Taip, pristatė Jazz